Darbas vadinasi Bestija. Tai anotacijoje menotyrininkė Erika Grigoravičienė gale klausė, atspėkit, kuris vienintelis iš visos kolekcijos yra pramanytas darbas. Tai yra šitas. Kažkaip man labai norėjosi nors vieną įdėti į kolekciją iš tų, aš jas seniau vadinau chimeromis, bet iš tikrųjų tai yra gorgolos. Viduramžiais ant bažnyčių ir kitų pastatų darydavo tokius vandeniui nuleisti figūras tokias. Ir aš neradau tokios, kokios man reikia. Man akise, sąmonėje aš ją turėjau įsivaizdavimą, bet natūroje neradau. Ir ieškojau ne tik Lietuvoje, ir Taline ieškojau, nes ten daugiau visokių viduramžių yra. Bet ten, netokios, ten buvo tokios juokingos, žaislinės. Ir Taline, vieną iš vakarų, mes buvom apsigyvenę tokiame Rotermane kvartale ir priešais name atsiskleidė užuolaida, degė šviesa ir aš pamačiau ant sienos didžiulės, tokios tamsiai pilkos sienos, būtent tai, ką aš įsivaizdavau, tokia juoda, didžiulė drakono figūra. Ir staigiai šviesa užgeso ir aš net negalėjau pasitikrinti, ar čia man nepasivaideno. Ir nutariau, kad gerai, užtenka man šito ženklo, aš ją pati sugalvosiu ir pati nupaišysiu. Tai tokia mano gorgola vadinasi Bestija.